Beveik tuo pačiu metu dviejuose Džakartos centre esančiuose prabangiuose viešbučiuose nuaidėjo sprogimai. Žuvo mažiausiai 9 ir buvo sužeistas dar 41 žmogus. Netoliese esančios ligoninės sužeistųjų sąraše yra 18 užsieniečių pavardžių. Po nelaimės prie viešbučio susispietė sėdė apie 100 užsieniečių ir viešbučio svečių iš Indonezijos, kai kurie vis dar vilki chalatus. I heard of a bomb first, the Marriott bomb at 10 to 8. Iš pradžių išgirdau bombą, Marriott viešbučio bombą ir daugelį verkiančių žmonių. Ir vos už 10 minučių po sprogimo pastatas pradėjo judėti ir mes išgirdome pavojaus sirenas. Taigi išėjome iš viešbučio vestibiulį, viskas buvo sugriauta, mėtėsi daugybė stiklo šukių. Kai kurie išeinantys žmonės buvo visi krovini, kiti labai blogos būklės. In the lobby everything was destroyed. A lot of glasses everywhere and some people were going out with a lot of blood and a very bad situation. Pirmojo Ritz-Carlton viešbučio aukšto langai buvo išdužę. Tai rodo, kad sprogimo epicentras buvo viešbučio restorane, kur tokiu metu turėjo būti daug pusryčiaujančių žmonių. Netoli viešbučio dirbantis tarnas iš Britanijos sako, kad viskas atrodė tarsi per žemės drebėjimą. Pasigirdo garsas, man jis atrodė veriantis, tarsi žemės drebėjimas nugriaudęs prieš metus. Jis buvo 7 balų stiprumo ir po maždaug 5 minučių pasigirdo labai garsus triukšmas. Aš pažvelgiau viršų ir pamačiau baltus dūmus, tuomet išėjau, nieko įspūdingo, tačiau tikiuosi, kad ten visi sveiki. Nothing exciting, but hopefully that everyone in there is okay or not too badly hurt. Marriott viešbutis prieš 6 metus buvo smarkiai apgadintas per automobilio sprogimą, tuomet žuvo 12 žmonių. Indonezijoje didelio teroro akto nebuvo jau daugiau kaip 3 metus. Šį mėnesį įvykę prezidento rinkimai taip pat praėjo taikiai. Tai rodo musulmoniškos valstybės pažangą, mat nuo 10-ojo dešimtmečio pabaigos ją purtė chaosas ir smurtas po autokrato Suharto žlugimo. Tačiau dabar žmonės vėl bijo, turistai palieka šalį.